Labas visiems. Šiandieną papasakosiu jums šiek tiek apie gipso kartoną ir apskritai apie plokštės. Kokias plokštės, kur geriau panaudoti, statant karkasinį namą. Kodėl aš sugalvojau nufilmuoti šitą video, nes pastebėjau, kad daug ko žmonės galbūt nežino. Nėra tokių, kaip pasakyti, nėra populiarios kai kurios medžiagos, kurios yra iš tikrųjų labai geros. Nu ir ką man teko naudoti šiame name, tai vat apie tai papasakosiu. Tai aišku, pirmoje eilėje tai yra priešvėjinis gipsas, Knauf produktas. Ko man labai patiko, kad šitas gipsas visiškai atsparus vandeniui. Ant jo lyja, jisai nekeičia formų, nieko su juo nesidaro. Vienintelis dalykas, ką aš pastebėjau, tai kad jisai tiesiogiai ant saulės pastovėjęs, jisai pakeičia šiek tiek spalvą ir viskas. Kitas dalykas, kodėl man jisai labai patinka, kad jisai yra lengvas. Turbūt jisai yra, todėl ir yra plonesnis. Jisai yra 9 ar 9,5 mm, dabar tiksliai neatsimenu. Bet su juo yra labai paprasta dirbti, tai vienas dalykas. O antras dalykas, tai jisai yra labai atsparus vandeniui. Jisai tiesiog visiškai nebijo vandens. Kas dar? Kuom jisai dar išsiskiria? Išsiskiria tom, kad jisai yra visiškai lygus. Jeigu standartinis gipsas yra su tokia padaryta toksai nuožulnumas, kad užglaistyti tą siūlę, tai šitas gipsas jisai yra visiškai lygus. Tiesiog kaip paprasta kažkokia tai medinė plokštė. Tai va, apie priešvėjinį gipsą tiek. Kitas dalykas, čia šitam name, aišku, mes nenaudosim, bet noriu pakalbėti biškį apie būtent grindinį gipsą. Labai yra tinkama medžiaga statant karkasinį namą, ypač 2 aukštų arba 1 aukšto su mansarda. Kodėl man patinka šitas gipsas? Nes su juo yra irgi labai paprasta dirbti, labai, tarkim, pasidaro perdanga į 2 aukštą. Ją reikia izoliuoti nuo garso, tai tam geriausiai yra tinkama medžiaga medžio plaušas. Medžio plaušas gali būti su išfrezuotais grioveliais šildymo vamzdeliam arba gali būti tiesiog lygi. Tai reiškia, kad visą perdangą uždengiame su medžio plaušu, išskyrus vonės, nes voniuose, aišku, visada yra betonas. Ir ant viršaus, kad sudėti kažkokias tai grindys, laminatą arba plaukiantį parketą, nesvarbu, tai prieš tai susidedam tokį gipsą. Jisai yra labai kietas, labai sunkus, lyginant su paprastu gipsu, bet aišku, jis yra kur kas lengvesnė konstrukcija negu kad, pavyzdžiui, betonas. Tai dėl to jisai yra labai gera medžiaga, kad ant jo galima vaikščioti, jisai nesulūš, nieko jam neatsitiks. Ir tuo pačiu mes neužkraunam perdangos bereikalingų svorių. Ir kas be ko dar vienas dalykas, tai yra garso izoliacija. Garso izoliacija, kaip turbūt visi žino, kad gipsas labai gerai sulaiko garsą. Jisai yra 90 pločio ir šitas lapas yra 2 metrų, bet man atrodo galima jo nusipirkti ir ilgesniais lapais. Toliau, ką noriu parodyti, tai paprastas gipsas, tinkamas ir lubom, ir sienom. Tai yra standartinis gipsas. Šitam namui mes panaudojame Nor gipsą. Ir aišku, galima rinktis Nor gipsas, Ry gipsas arba Knaufas. Iš tikrųjų neturi reikšmės. Jie šiek tiek skiriasi tarpusavį. Jeigu, tarkim, paėmus Knauf gipso kartoną, tai jisai bus šiek tiek kietesnis. Ir jisai bus, aišku, kažkiek tai lygesnis. Nor gipsas, jisai kažkodėl tai yra šiek tiek minkštesnis ir jisai nėra idealiai lygus. Tai kažkur tai galima surasti kažkokią tai duobutę, kažkur tai galima surasti kažkokią tai puslytę, kažkur tai kažką tai. Bet visa tai jokios įtakos nesudaro, turiu omeny, lygumas nesudaro įtakos kokybei. Nes vis tiek bet kokiu atveju visos sienos, norint išgauti gerus aukštus rezultatus, visos sienos turi būti nuglaistytos pilnai. Tai va, neužteks nuglaistyti tiesiog siūlės ir vidurį lapo palikti neglaistytą. Tas matysis, ypač ant šešėlinės šviesos. Su šitu gipsu
Tiek. Kitas dalykas yra žalias gipso kartonas. Čia yra Knauf gipso kartonas. Tai jisai yra populiariausias, bent jau Lietuvoje, jis naudojamas dažniausiai yra vonios kambariuose. Tai aš tai manau, kad tai nėra būtina, todėl kad bet kokiu atveju vonios kambarį arba tualete reikia įrengti hidroizoliaciją. Arba ne tai, kad tualete, bet visur, kur yra ant grindų trapas, visur turi būti įrengta hidroizoliacija. Todėl galima naudoti paprasčiausią baltą gipso kartoną ir paskui viską uždažyti su hidroizoliacija ir ta hidroizoliacija puikiai sulaiko vandenį, vanduo negali patekti nei į kažkur tai medžiagą, nei to labiau į sienas. Dar yra plokštės, kurios yra skirtos sanmazgams, tai yra plokštės vadinasi vėdi, jos yra ekstrudinio polistirolo plokštės, armuotos ir užteptos su membrana iš abiejų pusių. Tai va tokios plokštės dar irgi yra, jų galima nusipirkti dabar jau kiek žinau ir Lietuvoje. Labai tikrai aukštos kokybės produktas, tiems, kas norit įsirengti savo vonios kambarius greičiau ir nežaidžiant ten su kažkokiom tai membranom. Jos jau yra visos membranuotos. Vienintelis dalykas, ko tenais trūksta, tai tik tai pertepti su membrana siūlės. Ir viskas. Ir dabar pats pagrindinis dalykas, kodėl aš norėjau padaryti šitą video, kad užsakinėjant yra gipso kartonas su fabrikinėm siūlėm iš visų 4 pusių. Tai reiškia, kad kaip standartiškai yra nuožulnos padarytos tik tai ant išilginių siūlių, o ant visų pjautinių siūlių nėra iš viso jokių nuožulnų. Ir su tom vietom reikia daugiausiai žaisti, norint kokybiškai užglaistyti sienas. Tai vat noriu parodyti jums tokį gipsą, kuris yra iš visų 4 pusių jau, reiškia, suformuotas vietos, kur užtenka, reiškia, vietos armavimo popieriui, armavimo juostai. Tai vat yra toksai gipso kartonas. Nu vat ir viskas. Kažkodėl tai šitas gipso kartonas nėra populiarus Lietuvoje, kažkodėl tai gavau tokios informacijos, kad jį galima užsisakyti tik tai pilnom paletėm, nes atseit jo vietoje tiekėjai nepalaiko, nes kažkodėl tai neperka jo ar kažkas tai tokio. Nu, žodžiu, man labai keista pasirodė, kodėl žmonės nenaudoja tokio dalyko, kaip, pavyzdžiui, toksai gipso kartonas. Nereikia žaisti, nereikia nieko skutinėti, nereikia nieko frezuoti, nereikia nieko daryti. Tiesiog susimontuoja gipsas ir jau yra visur pakankamai vietos, kad kokybiškai siūlės užarmuoti ir jas kuo puikiausiai galima išlyginti su viso gipso plokštuma. Nereikia ten žaisti po pusę metro ar ten po metrą nutraukinėti, kad uždengti tą popierių. Tai va, toksai buvo trumpas video. Ačiū visiems uždėmesį, kam patiko laikus, dalinkite su draugais, prenumeruokit, kas matot mane pirmą kartą ir iki kitų video.